kai mane aplanko senas mano tėvas, aš tarytum jo akim žiūriu į miestą, į pasaulį, į save, į daiktus. Jo veide jau nieko nėra bereikalingo, lyg prinokusioj geltonoj kviečio varpoj. Viskas aišku, paprasta, tikslu ir gera. Šiandien grįžo jis iš miesto ir pasakė, čia nėra žolės vienybės. Ir pridūrė, bet užtat yra akmens vienybė. Vakare jis atsidusęs tarė, tai matai, išsidalijome pasaulį, o dabar nebežinom, kaip sudėti.